Jeigu tu nori išmokti virinti su virinimo pusautomačiu, bet virini taip, tada pataikė į būtent tą kanalą, kurį reikia. Žiūrėk šitą video iki galo. Sveiki visi, su jumis sveikinusi aš, suvirinimo mokytojas Tomas ir šiandieną ketinu jums parodyti, kaip pradėti virinti pusautomačiu nuo nulio. Pašnekėsime, kaip išsirinkti tinkamą aparatą, kaip jį susidėti, pasiruošti suvirinimui ir kaip išgauti pirmą gražią siūlę. Tai kas tas mikmak suvirinimo pusautomatis, o liaudyje dažnai vadinamas dar ir kempu. Tai yra suvirinimo būdas, kurio metu jums užtenka paspausti mygtuką, viela yra automatiškai paduodama degikliu į suvirinimo siūlę ir visą tai apsaugo papildomos apsauginės dujos. Tikriausiai tai ir padaro šitą procesą pačiu lengviausiu, greičiausiu ir paprasčiausiu suvirinimo procesu. Pradėkime nuo aparato. Tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint įsigyti aparatą savo. Pirmas dalykas, vienas iš svarbesnių, tai yra aparato maksimali suvirinimo galia. Tai reiškia, jeigu jūs naudosite aparatą namams, virinsite iki 5 mm storio juodą plieną, iki 3 mm nerūdijantį ar aliuminę, jums užtenka nuo 180 iki 200 amperų galios šaltinio. Tačiau, jeigu ketinate virinti nuo 5 mm storio metalą, ir storesnė, jeigu ketinate virinti ūkio padargus ar kažką tikrai storo ir rimto, jums jau reikėtų įsigyti minimum trifazį suvirinimo aparatą nuo 240 amperų ir į viršų. Vėlgi, reikėtų neapsigauti, dažnai matau vienfazius suvirinimo aparatus, kurie traktuoja, kad turi 250 ir daugiau amperų. Tai taip nėra. Vienfazis suvirinimo aparatas iki 200 amperų, trifazis nuo 200 amperų ir į viršų. Tai turėkite tai omeny prieš perkant suvirinimo aparatą savo. Taip pat yra labai svarbus vielos padavimo mechanizmas. Reikėtų atsižvelgti, kad jis būtų neplastikinis, turėtų kuo daugiau metalinių detalių, nebūtų kažkokio šoninio klibėjimo, kadangi būtent jisai užtikrina mums tolygų vielos tiekimą. Na ir sekantis irgi labai svarbus dalykas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra darbo ciklas. Tai vėlgi pageidautinas darbo ciklas, tai yra, kad maksimalia galia galėtų dirbti bent jau 60-55%, o 120 amperų galėtų dirbti visų 100% darbo ciklo. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad jeigu turėsi mažą darbo ciklą, kaip pavyzdys, 100 amperų, 20%, vadinasi, kad pavirinsite 2 minutės 100 amperų ir 8 minutės lauksite, kol aparatas atvės. Na ir paskutinis mano patarimas jums, kaip pradedantiesiems suvirintojams, tai stenkitės rinktis aparatą su sinergija. Kas ta sinergija? Tai yra, kai jums užtenka pasirinkti vieną kažkurį parametrą, o likusius nustatymus aparatas automatiškai parenka už jūs. Kaip pavyzdys, ant vienų sinerginio aparatų užtenka pasirinkti metalo storį, ant kitų vielos padavimo greitį, ant kitų suvirimo galią. Kaip pavyzdys, pasiimu 2 mm plokštelę, nusistatau 2 mm, aparatas viską automatiškai pats sureguliuoja ir galiu eiti virinti. Tai tikrai sutaupysim laiko ir nervų. O sekantis dalykas, ką darom, tai susirenkam aparatą ir pasiruošiam virinti. Tai reikėtų pradėti nuo vadinamosios masės pasijungimo. Tai vienas galas, pačios masės žnyplės keliauja prie mūsų gaminio arba šiuo atveju prie suvirimo stalo. O kitas masės galas keliauja į suvirimo aparatą, į įjungti pažymėtą minusiuku. Kitas dalykas, ką reikėtų padaryti, tai prisijungti mūsų degiklį. Degiklis turi 4 jungtis, jas reikėtų atitaikyti į skirtas vietas, truputėlį įkišam ir prisisukam.
Sekantis dalykas, kurį reikėtų atlikti, tai įsidėti mūsų vielos ritę ir labai atsargiai, nepaleidžiant pačios vielos, prakišti ją per mūsų tiekimo ratuką į degiklio vamzdelį. Užsidarom, prisispaudžiam. Kas nežino, kaip elgtis vielos priveržimu, tai stenkite susistatyti pradžią ant trejeto. Jeigu matot, kad viela sunkiai yra paduodama arba gniuždama, galite lengvai atleisti. Jeigu matote, kad ratukai sukasi, bet viela nėra traukiama į degiklį, reikėtų truputėlį paveržti. Sekantis žingsnis, kurį reikėtų padaryti, tai yra vielos prastumimas per mūsų degiklį. Kai kurie aparatai neturi auto funkcijos, tai ką jums reikėtų padaryti, tai atsileisti vielos padavimo mechanizmą ir rankute sukti vielą, kol viela išlys per degiklio angalį. Šiuo atveju mes turime mygtuką, kurį paspaudus viela automatiškai yra paduodama. Tai truputėlį garso bus. Ir mygtuką. Gerai, mūsų viela išlindo per degiklį, tada dedame suvirimo angaliuką. Prisisukus angaliuką galim užsidėti suvirimo tūtą. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai angaliuką geriausia dėti yra jau išlindus vielai, kadangi jeigu bandysim prastumti vielą su uždėtu angaliuku, viela gali užstrigti ir susisukti mūsų ritėje. Ir sekantis dalykas, ką darom, tai centimetrą nuo mūsų suvirimo tūtos nukerpame suvirimo vielą. Ir paskutinis darbas prieš pasiruošiant aparatą suvirinimui yra dujų pasijungimas. Mes dabar pasijungę mikso dujas, šiaip dažniausias dvi dujos tai yra miksas arba CO2. Miksas duoda gražesnį siūlę, mažiau įsitaškymo, tačiau ir truputėlį mažesnį įvirinamumą. CO2 duoda geresnį įvirinamumą, tačiau turime daug tiškalų ir netokią gražią siūlę. O dabar keliaujam prie suvirinimo. Kaip ir mama suvirinime, mums yra svarbiausios 3 taisyklės. Tai yra geras suvirinimo kampas, kuris turėtų būti 90 laipsnių ir apie 10-15 laipsnių į suvirinimo arba prieš suvirinimo pusę. Ką turiu omeny? Yra 2 tipai, kaip mes galim virinti. Galime stumti arba traukti. Kada žinoti, kurį rinktis kurį. Stumiam tada, kada turim ploną metalą ir norim išgauti gražią siūlę, tada mes stumiam. Jeigu mes traukiam, mes turim gilesnį įvirinimą, bet kiek mažiau gražią siūlę. Antras dalykas yra tinkamas suvirimo greitis. Tai stengsiuos parodyti jums 3 variantus, kaip ir su mama, per greitai, per lėtai ir gerą greitį. Ir mūsų atstumas tarp degiklio ir suvirimo metalo, kas turėtų būti apie 1 cm. Tai pasikartokim. Geras suvirimo kampas, 90 laipsnių. Šiuo metu turim 2 mm, kas yra plonas metalas. Tai 10-15 laipsnių prieš tą pusę, į kurią virinsim. Ir geras atstumas tarp metalo ir geras pasirinktas suvirimo greitis. O dabar keliaujam tai ir padaryti. Prieš suvirimą reikėtų dar nusistatyti aparatą. Tai kaip ir minėjau, turim sinergiją, mums rašo metalo storį, šiuo metu ir parinkti 2 mm. Viskas, pasirenkam metalo storį, patikrinam, ar dujos eina, galim virinti. Kaip ir minėjau prieš tai, 90 laipsnių, 10-15 prieš suvirimo siūlę ir pradėsim dabar nuo greitos siūlės, per greitos, tada padarysim per lėtą siūlę ir po to gražią paprastą siūlytę. Dabar per lėtą siūlę.
Ir dabar atliksime trečią siūlę, tokią, kokia jinai ir turėtų būti. Nuo peletų suvirinimo iš tikrųjų labai daug užsikrauna metalo ir jis netgi prilimpa kartais prie tūtos. Tai pasiėmam replės, jis ganėtinai lengvai nusiema ir dabar atlikime gražią siūlę. Turim 3 siūles, keliaujam pažiūrėti rezultatų. Na ir kaip matome, greitai užtraukta siūlė primena vėlgi snarglę. Lėtai užtraukta siūlė turim labai išvirtusią didelę siūlę, netolygę, metalas perkaitintas, kitoje pusėje iš tikrųjų netgi yra labai daug persivirinę. Ir tada turime gerą greitį, gal netgi reikėjo truputėlį greičiau, nes matom tokius kontūrą, kuris irgi nėra geras, bet jau taip atrodantis siūlė yra gera siūlė. Gerai, peržiūrime rezultatus, o dabar keliaukime prie dar vienos labai dažnos siūlės, kampinė siūlė. Viskas išlieka tas pats, tik tai vietoj 90 laipsnių statome degiklį 45 laipsniais ir 10-15 laipsnių prieš suvirinimo siūlę. Vadinasi, jeigu virinu iš dešinės į kairę, 10-15 laipsnių prieš mūsų siūlę ir iš dešinės į kairę traukiu. Pradėkime. Štai kokį rezultatą gavome. Na ir čia turime labai gerą siūlės pavyzdį. Buvo virinta iš dešinės į kairę, neturim jokių įdeginimų, mažai įsitaškimų, kadangi buvo geras kampas ir geras greitis bei atstumas tarp degiklio ir mūsų suvirimo metalo. Pagalvojau, kad dar parodysiu jums dvi labai dažnai daromas klaidas. Tai pirmoji klaida būtų blogas atstumas tarp degiklio ir mūsų gaminio. Ir antroji klaida būtų, jeigu išlaikom blogą kampą tarp mūsų gaminio. Tai pusę siūlės padarysiu blogu atstumu, kuris bus per didelis, ir pusę padarysiu blogu suvirimo kampu. Pradėkime. Tikriausiai jau iš garso leidžiama suprasti, kad yra blogai virinama siūlė, o dabar blogas kampas. Na, o čia matome kampinę siūlę, kada degiklis buvo ganėtinai per toli, buvo laikyta apie 2,5–3 cm. Tai matome, kad, tikrai negraži siūlė, pilna vietų, kur gali kauptis vanduo ir nemanau, kad jinai kažką ir laiko. Ir antras mūsų defektas, tai yra blogas suvirinimo kampas, buvo laikyta apie 10–15 laipsnių, kieno pasakoje beveik visa siūlė atsidūrė tik tai ant vienos metalo kraštinės. Šita siūlė irgi labai lengvai lūžtų, pilna vietų, kur gali kauptis vanduo, na ir taip nereikėtų daryti. Viskas, baigiame virinti. Įgijome praktinių bei teorinių žinių. Būtinai komentaruose parašykite, ką dar norėtumėt sužinoti. Jeigu kilo kažkokių klausimų, rašykite, pasistengsiu juos visus atsakyti. O dabar turiu didelį ačiū už tai, kad žiūrėjote. Pasubscribinkite mano kanalą, palaikykite šitą video ir iki kitų kartų. Viso.